Aš manau, kad žmogus labiausiai atsiskleidžia ir didžiausias šuolis į priekį būna nepatogiu metu. Nepatogus metas tai ne komforto zona. Komforto zona nieks neauga. Lygiai tas pats ir didžiausia evoliucija technologijose vyko per karus. Aš manau, kad pastačius save į labai sudėtingas gyvenimiškas sąlygas, kad būsim jachtai, būsim vandenį, ilgą laiką nebus vietos, kur pasivaikščioti. Galbūt oras mums kliudys pakankamai, sups jūra mus iš kairės į dešinę. Visko gali būti, kad mes koncentruosimės dar labiau ant idėjas, koncentruosim savo žvilgsnį ir plėtosim idėją, kad tik vengti tos nekomfortiškų sąlygų. Bet aš manau, kad reikia pasisemti visko. Bus ir pramogų, aš manau. Bus ir, aš manau, puikus oras. Bus, vienu žodžiu, fantastika. Praėjo pirmoji savaitė, labai nustebino tai, kad buvo didelis užimtumas. Iš tikrųjų, atsikėlus nuo pat ankstaus ryto, prasidėjo treningas, paskui susitikom su žymiais vietos verslininkais ir galbūt labiausiai iš jų pasisėmiau tos drąsos, kažkokių tai asmeninių savybių, kurios vedė juos link sėkmės. Antras dalykas tai, kad laikas visiškai sprogo. Net pradėjau neskaičiuoti nei kiek laiko miegu, nei kiek laiko valgau, nes viskas tiesiog susispaudė į vieną ilgą parą. Man labai patiko ir tai, kad mes nuo pirmos dienos su komanda labai smagiai susidraugavom, buvom uždaryti vieną mažą dėžutę autobusiuką, keliavom per Europą link Kroatijos, Juodkalnijos, Montenegro. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad va tokią specifinę komandą aš ir išlaikyčiau. Tai yra savo srities specialistai, turi įvairialypę patirtį, visi gali pažiūrėti iš savo kampų, turi savo perspektyvą, turi savo mąstymą, turi savo įžvalgas. Ir aš manau, kad jeigu kuriant kažkokį unikalų produktą, nesvarbu kokia rinkai, aš pasirinkčiau būtent tokią koncepciją. Tai yra skirtingų sričių specialistus, kurie būtų suburti, būtų sukurta atitinkamas inkubatorius, o inkubatorius buvo tai, kad buvo subalansuotos pramogos, kelionės metu mes daug keliavom, bet tuo pačiu mes neužmiršom, kokia yra mūsų pagrindinė misija.